Bet jaunikaitis kietai miegojo ir nieko negirdėjo. Tik sargybiniai, budėję prie durų kiaurą naktį, girdėjo bobutę kalbant ir rytą pasakė savo ponui: ką ten toji bobutė šiąnakt po jūsų lovą tiek daug šnekėjo. Parūpo ir jaunikaičiui tai sužinoti. Jis žadėjo kitą naktį nemigti ir pasiklausyti. O karalaitė apsiruošė, paklojo lovas ir atsisėdusi drožinėje. Pagalėliu saulės dovanotų peilių į drožį aukso skiedrelis krinta. Pamatė antroji mergelė ir prašo: bobut, atiduok man šitą peilį. Jei leisi dar vieną naktį po jaunikio lovą pergulėti, tai atiduosiu, leisiu. Vakare jį vėl davė jaunikiui stiprių gėrimų, bet tas juos išpylė ir atsigulė negėręs. Naktį karalaitė